Sveiki labai ačiū už galimybę dalyvauti čia, kai jau prieš kelis mėnesius gavau pakvietimą, labai apsidžiaugiau. Čia prie šitos scenos visi atėję pasako, koks santykis yra su mišku. Tai aš irgi tą padarysiu, iš esmės nesu miško savininkas, nors kada nors tikiuosi, kad tokių būsiu, bet man miškas visada siejasi su tokia vaikystės nostalgija, nes visada vasarom važiuodavom į sodą, kur visą laiką keli žingsniai nuo sodo būdavo miškas ir ten praleidau tikrai bent pusę savo laisvalapio būdavo miškas, tai jisai yra toks savas ir man miškas visai yra nostalgija ir tam tikras jaukumas. Labai žmonės, kurie nesusipažinę su miške arba nėra praleidę ten daug laiko, jiems miškas asocijuoja su tokia nejaukumu, tarsi kažkokiu nepažįstama teritorija, man tai yra visiškai savas. Šiuo metu pats turiu prie savo buto tokį 50 kvadratinių metrų sklypelį, kur bandau ten kišti kuo daugiau augalų, medžių ir panašių dalykų, tai kažkiek tai atstoja. Iš esmės, mano pagrindinis darbas, aš esu ekonomistas. Ir ekonomika yra toks įdomus mokslas, kad jisai formuluoja teiginius apie žmogaus veiklą ir apie žmogaus paskatas, ir tuos teiginius jie yra pakankamai universalūs. Kitaip sakant, juos galima taikyti įvairiose srityse. Paprastai ekonomikas suprantama kaip prekyba, galbūt gamyba, paslaugų teikimas ir ta analizė, bet tam tikri teiginiai, kurie yra formuluojami ekonomikos mokslo, yra visiškai universalūs, kurios galima pritaikyti visur, ir žemdirbystėj, ir net miškuose. Ir tai yra priežastis, kodėl aš norėčiau pasakyti keletą dalykų apie tai. Ir mano pranešimo tema yra privatu, tai yra naudinga ir puoselėjama. Ir aš patruputį, manau, kad daug laiko neužgaišiu, 10 minučių, 15 minučių išvystysiu, ką aš tuo turiu omenyje. Deja, reikia pastebėti, kad nors galbūt tai yra ne šitos auditorijos fenomenas, bet dažnai apie miškus mąstoma dar tik tam tikrom klišė, jeigu galima sakyti, arba apskritai apie takoskyrą tarp valstybės ir privačių savininkų yra tas tam tikras mąstymas, kuris yra, mano nuomonė, gerai labai atgyvenęs, bet dar vis kartais formuluojantis arba formuojantis viešąją politiką. Dažnai yra supriešinama, kad tai, kas yra ekonomiškai naudinga, tai yra tik tai galvojama, kad tai, kas ekonomiškai naudinga miškuose, yra trumpalaikė nauda, o tai, kas yra puoselėjimas gamtos, tai yra jos tik tai saugojimas ir tik tai, jeigu mes žiūrim mišką kaip į saugomą teritoriją, tik tuomet mes galime gauti kažkokią tvarę ir ilgalaikę naudą. Ir paprastai šitie du dalykai, jeigu mes kalbam tik tai apie ekonomiškai naudingą, trumpalaikę naudą, mes šnekam apie privatų sektorių kažkodėl, o kai mes kalbam apie gamtos saugojimą, miško puoselėjimą, ilgalaikį požiūrį ją, tai yra siejama tik tai su viešuoju sektoriu. Ir tai yra tas požiūris, kuris, jeigu ir ne šito auditorijai, bet dar visuomeniai vis dar pakankamai nemažai yra įsivyravęs, kiek yra nuosavybė ir kaip jinai yra puoselėjama ir kaip jinai yra ribojama arba neribojama, tai turi labai didelės ekonominės paskatas, ekonominės pasiekmes, kas su tuo ištekliu nutiks. Kitaip sakant, kaip ta nuosavybė yra suformuluota teisiniai sistemui, tai turi labai didelės ekonominės pasiekmes, kaip tas išteklius ir jo vystymas atrodys trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Nuosavybės esmė, jeigu mes tą, ir reikia tą visą laiką suprasti, kas yra turinys sąvokos nuosavybė, kas apibrėžia svarbiausią dalyką arba kokią charakteristiką tos sąvokos mums yra svarbiausia. Mano giliu įsitikinimu svarbiausia nuosavybės esmė yra naudos ir žalos, kas irgi yra labai svarbu, internalizavimas, arba tai, kad savininkas visada asmeniškai jaučia tą naudą, kurią jisai investuodamas sukuria, arba tą žalą, jeigu jis padaro vienus ar kitus sprendimus. Tai yra labai paprasta nuosavybės funkcinė, tas naudos arba žalos internalizavimas, bet jinai daro stebuklus iš esmės, jeigu mes kalbame apie išteklius ir jų vystymą ilguoju laikotarpiu. Ir tada čia iš karto labai svarbu ir įsiprasmina to privataus savininko miško arba visų kitų išteklių svarba. Privačiam savininkui yra naudinga saugoti ir vystyti jam priklausantį mišką. Iš esmės, kodėl? Dėl to, kad jisai yra to naudos gavėjas, arba jeigu jisai to nesugeba padaryti, jisai patiria tai tiesiogiai žalą. Tai yra labai elementarūs ir paprasti dalykai, tačiau jie keičia veidą tai, kaip ilguoju laikotarpiu atrodo ištekliai. Jeigu mes neturim savininkų, ir tai yra tos sistemos iš esmės vienas labai svarbių bruožų, iš kurios mes išeiname, ten, kur nėra tikrųjų savininkų, tada mes matom, kas atsitinka su ištekliais ir su jų ilgalaikiu vystymu. Taip pat yra irgi labai svarbus ekonomikos dėsnis, kad
ekonomiškai visada atsiperka ir labiausiai yra naudingi ilgalaikiai procesai, tuomet, kai žmonės galvoja ne tik tai apie trumpalaikę naudą, bet ir apie to naudos gavimo atsinaujinimą. Ir miškas visiškai nėra jokia išimtis. Kažkodėl mes galvojam, kad jeigu, pavyzdžiui, žemdirbiai, tai žino, kad yra laikas, kada reikia pjauti ir yra laikas, kada yra sėti tam, kad tu pjautum ateityje kažkada. Ir mums netrodo, kad keista ir nereikia kiekvieno žemdirbio dabar sakyti, žiūrėk, bet dabar, kai nupjausi, tai kažką pasiek, nes kitais metais kažko negausi. Kai mes pradedam kalbėti apie mišką, staiga žmonėms kažkaip susisuka galvoj, kad miško savininkai to dalyko nesupranta. Bet koks normalus savininkas visada supranta, kad kažką išteklių panaudojus reikia galvoti apie jo atnaujinimą ateityje. Ir dėl to visiškai aiškus ekonomikos irgi dėsnis arba išvada yra tai, kad ilgalaikė tvarki miškininkystė atneša didžiausią grąžą. Ir tai yra tas ekonomikos teiginys, kuris kažkam galbūt atrodo kiek ciniškas, bet jisai tuo pat metu yra labai pozityvus, nes net jeigu mes žiūrim į mišką ne tik tai kaip į tam tikrą pasigėrėjimą, bet kaip ir į tam tikrą išteklių, jisai nėra taip, kad jisai dėl kažkokių priežasčių, a priorinių priežasčių, arba dėl kažkokių, nežinau, godumo, jisai bus sunaikintas ar išvystytas. Netgi teoriniam lygmenį taip nėra, praktiniam irgi mes puikiai žinome, kad taip visiškai nėra. Kitas dalykas, jeigu mes į mišką žiūrim ne per tą išteklių, ne per tą komercinę pusę, tai irgi niekaip neprieštarauja privačiai nuosavybei. Jeigu mes turime mišką ir manome, kad miškas yra pasigėrėjimo, estetinio pasigėrėjimo šaltinis, tai yra puikiai dera su privačia nuosavybė, nes tai yra ta tikroji demokratija. Jeigu mes visuomenė iš tikrųjų matom mišką kaip tam tikrą estetinio pasigėrėjimo ir viso kito pasigėrėjimo šaltinį arba objektą, kiekvienas žmogus turi teisę tą daryti su savo nuosavybė. Ir tai yra puiku. Privačios nuosavybės ir miško kaip puoselėjimo, ne tik kaip išteklio ar komercinio šaltinio, bet kaip estetinio pasigėrėjimo būdas, jie niekaip nėra, vienas kitam niekaip neprieštarauja, kaip tik yra labai labai stipriai suderinami. Na ir kitas dalykas, kuris man atrodo irgi yra labai svarbus, apie pažeidimus. Pažeidimai vyksta visur, jie vyksta, mes žinom ataskaitos, žinom, kad vyksta ir privačiuose miškuose ir valstybinėse miškuose.